pradėsime naujų autoriaus darbų, antologijos, 24 filmų, antologijos pristatymų. Spalį pradėjau važinėti po Lietuvą ir pristatinėti galbūt ne tiek kūrybą, kiek žmonės, sakyčiau. Tai va, tai čia yra filmai, kurie, manau, turi kažkokią išliekamąją vertę, nebūtinai kaip filmai, galbūt daugiau kaip tie žmonės, kuriuos pavyko nufilmuoti. Nuo pat pirmojo filmo, pirmasis filmas buvo kursinis darbas apie poetą Vytautą Bložę. Tolesni filmai kažkaip natūraliai gimė savaime iš noro, galbūt iš skausmo, kai pirmasis buvo, kai neliko Lozoraičio. Tai aišku, visko nesupasakos ir neparodysim, nes čia 50 minučių trūks dabar toks įsižiūrėjimus. And now, are you ready for your Portland Trailblazers? Very sharp. Martin takes it to the hole. Iš nuotraukų tyliai žiūrės, bet bus taip toli nuo tavęs, kai barbens į palangę lietus, truputėlį nevykęs kaip aš, truputėlį nevykęs kaip aš. Iš nuotraukų tyliai žiūrės, kai kaskart vis atrasi save, kai švelniai tave glamonės, truputėlį nevykęs kaip aš. Kai manęs pagaliau nebebus, kai kalbės tau prasmingus žodžius, šypsosis, nes viską supras, truputėlį nevykęs kaip aš, truputėlį nevykęs kaip tu, truputėlį nevykęs kaip mes, truputėlį nevykęs kaip aš. Labas vakaras. Kada pradėjote režisuoti filmus? Pirmasis filmas buvo sukurtas, kai mokiausi antram kurse Gruzijoje kino režisūrą. Tai buvo kursinis darbas, dokumentinis filmas apie Vytautą Bložę. Vadinosi jisai Tėvas. Tai buvo, paraštoj pasakysiu metus, tai buvo 88 metai. O kas paskatino jus kurti? Ta filmą ar apskritai? Ir tą filmą ir nuo to, kai pradėjote kurti? Vis tiek. Šiaip filmus kuriu apie žmonės, kurie man artimi dvasiškai, kuriuos pažinojau. Nelendu ten, ko neišmanau ir nežinau. Tai praktiškai visi yra labai artimi arba žmonės, kurių mintims aš labai pritariu.